Va, atvažiavom į Vilnių, pas Vytenę dabar kieme, tuo jisai ateina ir varysim dabar iki signatarų rūmų, paskui jau žiūrėsim pagal progą, kaip ten gausis. Va, už nugaros Vytenio namelį, šitam name Vytenio kažkur kambarys yra antram aukšte, langas va, atidarytas viršui matos. Tai va, tuo jisai išsikeičia, ateina ir varysim į Šleiką, tai Adui bus irgi pramoga pirmą kartą. A? Oi, ten sėdės, ten yra. Ten sėdės. O kur mes liepsim projekte? Na va, žodžiu, pralėkim su Šleiką, varom link signatarų rūmų. Kad? Šona. Galit ką nors papasakot, kur mes čia dabar esam ir ar toli liko? Ne, čia Aista gatvė taip suksis yra ir būsim vietoj. Čia Dalino vestuvės buvo. Jo, šitoje bažnyčioje. Neatsimenu pavadinimo. Greičiausiai, kad pavėlavom prie signatarų rūmų vykstančią Vytauto Landsbergio kalbą. Nu, bet vis tiek nueisim pasižiūrėti, kad jau esam. Čia visi varo ten, tai gal ten kažkas. Į kurią dabar einam? Ai, tai šiaip kažkokia. Žodžiu, su signatarų rūmais pavėlavom, kol daėjom jau žmonės pradėjo skirstytis. Tai dabar einam į Gedo prospektą. Ten kažkokia eisena turėtų būti vasario 16 proga. Nueisim pasižiūrėsim. Bet va, žinai, trūksta. Vilnių naše. Porą metų buvo pasirinkti. Prezidento. Nu kaip kas iš to? Nu tai Aš priimu. Irgi vynioja. Irgi vynioja? O, žodžiu, kur be nueinam, visur pavėlavom. Nu bent jau atvarėm į sostinę pasižvalgyti. Gydė mūsų, papasakok, kur toliau? Galim eiti link katedros aikštės. Žodžiu, eisim iki katedros aikštės tuoj. Ten pro šalį pasižiūrėsim ir varysim iki prezidentūros pasižiūrėti. Labas. Labas, pupa. Čia, žiūrėk, Lukytė, kas čia? Duosi bučią? Da bučią. Einam, čia namės. Vincas Kudirov. Luka. Nu, da? Žiūrėk, čia. Gedimino prospekte paruoštos laužavietės. 6 berods vakare bus uždegtas, bet jau mes jų greičiausiai čia nebesulauksim. Pasižiūrėt tą vaizdą. Varom.
Per gatvę reikia nebėgti. Saulė. Nu, Žaidžiu. Kalno pilis. žodžiu, čia šitoj. Kaip čia šitą aikštę, sakai, vadina? Katedros aikštė, va. Sustojam poilsiui. Biškedas nuo vaikščiojimo pavargo. Tuoj va eisim artyn prezidentūros. Taip pat čia ant Kalnių Karbusto prezidentūra, šalia tas karo akademija, ar kas ten? Tai žodžiu, dabar judam link prezidentūros, paskui jau matysim. Jeigu dar bus nuotaikos, eisim iki Seimo rūmų, o jeigu ne, eisim kažkur pavalgyti, bet Adas jau pradėjo zysti, jau pavargo šiek tiek, nes jau nemažai praėjom. Ir valandų jau turim, 3:30, nu valandų dar turim. Tai va, einam toliau. Oi, kiek Zelenskij. Man reikia išmesti. Vėliava. Tupikai. Atėjom į prezidentūrą. Ką? Adai Nausėda gyvena. Negyvena. Jisai taip sako. Čia prezidentas dirba. Čia prezidento darbo vieta. Aš jau tiesiog Einam arčiau pačių rūmų į prokraštą. pameluosim. Tai bus trečia vieta, kur Tai va, pagaliau atėjom prie prezidentūros. Adai, mes tave girdėjome. Prieinam arčiau, pasižiūrim, aišku, čia kaip ir prie signatarų namų, taip ir čia pavėlavom ir jau čia viskas pasibaigė. Va, jau pakuojasi daiktus, tai nebespėjom. Bet ten kažkas vėl toliau matom vyksta, eisim pasižiūrėti. Na va, prie prezidentūros ir mažė atėjo pasižiūrėti. Tai va, Lukytė, pažiūrėk. Čia prezidento rūmai, ir kaip čia jos pavadinti. Na, Adukas brolis atėjęs pasižiūrėti. Žiūrėk, Adai, pažiūrėk, kokios čia vėliavas. Einam pažiūrėti vėliavų. Nu, kokia pati pirma vėliava? Lietuva. Lietuva. Kita vėliava? Nežinau. Nežinai? Čia Lietuvos herbas. Eikš, va čia palip ant laiptų. O kita vėliava? Kur daug žvaigždučių? Nežinau. Čia Europos Sąjungos vėliava. O paskutinė vėliava? NATO. Na va, Lukytė, matai? Žiūrėk, oho, kur čia esam? Čia galima pas prezidentą nueiti. Tai dabar turbūt jo čia nėra. Va, Europos Sąjunga. NATO. Ir Lietuvos vėliavas. Gerai, vejamės brolį. Su mama ir Vyteniu nuėjo. Va tenai va eina. Taip, einam ir mes. Gerai? Taip, praeisim. Tau įdomu čia? Įdomu, taip. Vaikščiom prie prezidentūros. Va ten už nugaros. Ir Simas sako, pažiūrėk, sako, kažkokią karinę techniką su kariškiais. Aš kažką programoje liktai mačiau. Mes šiaip čia ir ėjom, žinok, nes čia 3 valandą minėjimas čia. A ne? Nu, bet aišku, jau vėl pavėlavom. Bet pavėlavom taip suproto, 1,5 valandos tik tai. Tai dar spėsim pamatyti. Eisim pažiūrėk ten kariškiai. O, pažiūrėk. Oro gynybos sistema. Einam pažiūrėti. Einam pažiūrėti. Duok ranką man. Duok man ranką, kad nepasimestum. Varam, pažiūrėk ten kaip dirba. Ten jeigu atskristų koks dronas arba lėktuvas, iškart va šitas daiktas nušauna pats. Čia kulkosvaidis. Tu pažiūrėk, koks rimtas.
Einam prie šitą pažiūrėti. Zetros. Mersas. Nu. Tu nori ten užlipti viršų pažiūrėti? Aš tai užkelsiu. Nori? Adai. Nori? Nu, palauk, užlipsim kartą gal. Tai čia priekaba, čia kaip tralas. Su manim nori? Nu, davai. Bandau ir aš užlipti ant tralo. Na. Bet tai gal ten aukščiau, nelipam paskui gal nukristim netyčia. Tai ką darom? Žemyn? Palauk, aš iššoksiu. Ova. Nori ten pažiūrėti viršui? Opa. Net iškį nematau. Nematai? Žiūrėk, gal virtuko. Stok. Vienas. Aš tave laikau. Tai gali pažiūrėti per langą. Ne, aš. Tai žiūrėk. Nenori? Gerai, einam į kitą pusę. Ne, čia labai smirda. Smirda, jo, čia kažkas. Generatorius turbūt veikia. Andriu, jeigu tam gali leidžia. Tai ką, matai kokia eilė? Nebateinam, pažiūrėsim. Čia tai gal ir nepakelsi, bet prieinam pasižiūrėti. Tai tu tik tai įkiš nosį pažiūrėk ir net mes nelipsim. Eik, tiesiog, ne? Pažiūrėk kokie vikšrai. Pažiūrėk, koks vamzdis. Nori? Gerai. Na. Atsargiai tik nenukris. Gerai, lip. Ateik čia, jo. Ten kitoks, man rodos, ratas. Ten pažiūrėk, ten liukas turbūt, ne? Ten į vidų. Tai einam. Stok ranką. Stok, dabar stok. Čia neslydu. O, palauk, šitą reikia vietą padėti. Einam. Duok ranką, eikš. Stok, dabar aš tave gaudysiu. Reikia eik paduoti kareiviam. Pastovėk prie mamos. Eik prie mamos. Stoj ateisi, palaukit. Sveiki, čia radau kažkur Buvo įsėdęs. ant viršaus palaidą paim. Tai iš vaikų jau bus nuėmę, kad nepasimestų. Ar matei, kad Jo, anoj pusėje buvo. Ką tik iškritusią detalę kareiviai padaviau. Andriau. Ką, einam dabar į sekantį pažiūrėti. Čia yra Panzerhaubitze. Čia yra artilerijos pabūklas ant tanko. Baisiai galingas ginklas. Vidaus negalima nei fotkinti filmą. Iš lauko gali, vidaus negalima. taip, žinos, prieš. Taip. O, pažiūrėk. Čia, man rodos, yra Leopard tankas. Eik tu savo. Tu pažiūrėk, va čia Adai yra tikras tankas. Atvarėm, žodžiu, prie Leopard 2 A7V tanko. Laukia iš tikrųjų įspūdingai atrodo. Esam prie Lietuvos krašto apsaugos ministerijos. Priėjom dabar pabuvom prie krašto apsaugos ministerijos. Irgi niekada gyvenime nesu buvęs. Tai va visi praėjom. Dabar einam link Seimo rūmų. Kiek žiūrėjau, 1,5 kilometro. Tu irgi turėt nustangti.
kojom, kad jos eitų. Tiemi nepriklausomybės aikštė. Čia kur... O prieš kiek laiko čia buvo tos riaušės? Neatsimeni prieš kiek laiko tos riaušės čia? Iki Seimo. Čia dar prieš karą, manau, tai buvo. Pirmais metais. Čia dėl tų visų antivakseriai, man rodos, ne? Celofanų prieš akį. O to atsuksiu parodyt. Einam iki Seimo rūmų dabar. Tai va, šitoje aikštėje vyko visas veiksmas. Čia buvo konkursas paskelbtas, kas tipo turėtų būti toje aikštėje. Ir laimėjo, tipo kalvelę tokią turėjo pastatyti. Nu. Bet tai nepastatė? Buvo, ta prasme, varžėsi, du pagrindiniai buvo Vytis ir ta kalvelė. Tai tipo laimėjo tą kalvelę ir tie vytininkai sukilo ten, žinai, kad čia turi būti Vytis. Tai galiausiai nėra nei to, nei to. Ai, aš kažką per teliką jo mačiau, kad ta kalvelė tam taip įdomiai turėjo atrodyti labai tas... Žiauriai gerai tam buvo. Nes jinai dabar tokia lygi, žinai. Tokia... O tai čia kurioje vietoje turėjo būti? Čia jinai va per vidurį? Jinai ten labiau toj pusėj kažkur. Kažkur va tenai. Kažkur, nu. Adai, jau pavargai? Nu jo. Nu jau viskas, jau nebedaug liko. Gražesnė už Seimo. Čia vienas kitą pakilę. Paneš tavo biškį? Gal tu uždėsnis susitemi. Čiu. Nėra. Ėjom, priėjom Lietuvos nacionalinę biblioteką. Čia Vytenis sako, čia per teliką turi rodyti. Visi mitingai čia vyksta. Nu jo, per teliką kažkaip visai kitaip atrodo. Ir aš net negalvojau, kad tie nacionalinė biblioteka, kad jinai taip įspūdingai atrodo. Ai, čia Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka. Pastatas žiauriai didelis. Masyvos, kolonos baisiai didelės. Žiauriai fainai atrodo. Tikrai verta atvaryti. Pasivaikščioti, pažiūrėti. Paeisim dabar arčiau Seimo pažiūrėti. Tiku. Iki to... O, žiūrėk, Adai, va, televizijos bokštas. A, matai? Matai? Aha. Ten, kur vėliava. Kažkada rodė per kažkokį ten darželį, per kompą, kad kareiviai užstatė, o žmonės branasi į televizijos bokštą. Taip, teisingai tai buvo. Jo, mačiau kažkada. Nu va, pabuvom prie Seimo. Einam toliau dabar. Išėjom iki Geležinio Vilko gatvės. Adai, eikš pasižiūrėti, čia geras vaizdas. Pažiūrėk kokią gatvę. Čia po apačia tunelis yra. Nu, einam, ten pažiūrėsim, matysi iš. Palabiški, eikš. Ant pečių. Ant pečių? Nu, kaip vaizdas? Gražus. Gražus. Jie atvažiuoja iš Tomsos. Jo, ten tunelis yra po apačia. Pabuvom prie Seimo, nu, žodžiu, turbūt kartojos. Su vėliavom. Dabar einam vėl ieškoti šleikos. Dar tokį. Ado, čia didžiausias noras šiandien buvo. Nepamatyti Vilnių, kažkokius objektus, o pavažinėti su troleibusu. Taip, Adai, papasakok, ką tu nori labiausiai veikti? Nežinau. Su troleibusu. Su troleibusu. Kaip mes troleibusą vadinam? Šleika. Teisingai. Čia juoko
Čia jokios žodis. A ne? Tai va, einam ieškoti autobusų stotelės ir bandysim pralėkti ir kažkur ieškoti pavalgyti. Jo. Varysim. Valiu. Ai, čia vaikščiom. Pamiršau paminėti. Oras šiandieną kaip užsakytas. Pasakiškas tiesiog. Nes atvažinėjant į Vilnių, dar taip galvojau, bus problemų. Nes rodė lygtai smulkų lietų visą dieną, nuo ryto iki vakaro Vilniui. Bet atvažiavam, oras pasitaisė, saulė šviečia, žodžiu, žiauriai gerai. Tuščia. A? Tuščia. Tuščia. Lipam. No, einam. Didelė. Atėjom pavalgyti iš kiemo pusės. Tai kur kiemo pusė? Gerai. Gerai, ačiū. Palauk, nespėjau. Progas. Na va, pavalgysim dabar. Visa virtuvė skirtinga. Pasisakė. Ką valgai? Trys sveikas. Žiūrėk, nežiūrė rankas. Ačiū. Pavalgėm. Kitas reikalas. Palydėsim Vytenį ir važiuosim namo. Varysim su troleibusu. Jau nebevarysim, eisim į Citroeną ir važiuosim namo. Tai grįžim atgal su troleibusu. Kur? Šalia jau čia visai mašina. Nu va, palydėjom Vytenį namo. Aš palydėsiu. Ir... Ai, tu mus palydėsi? Nu gerai, jis mus palydės. Jisai sakė, mus palydės namo, o paskui jau kaip grįžti jau nebežinomės. Tai va, ir varysim ir mes namo čia. Gerai, Vytenis viso gero. Dramatiškai. Kaip paskutinį kartą. Nu, tai dar nieko, tik tai... Turi matytis ranka. Gerai. Gerai, lip. Ačiū už turistinį gidą. Visada prašau. Tai va, pabuvom smagiai. Viso gero. Kitą kartą susitiksime, ne? Taip. Padarysite? Ate. Duosi bučinį dėdį? Bučinį duosi? Jėzis, nu ir Gerai. aš bučinį. Nu labai fainai buvo. Всё. Iki. Ačiū Ate. labai.